Gravity's holding me back. I want you to hold at the palm of your hand. Why don't we leave it at that? Nothing to say when everything gets in the way. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who was dead. Lipsim į tos va kalnus. Tenai va, kur matote. Užlipsim. Parodysiu, kaip viskas atrodo iš ten. Ir galėsim persikelti toliau į garažą, pažiūrėti, kaip sekasi Andriui. Žinau, kad mano kelionės video ne taip gerai užeina kaip automotive. Tai ilgai nemarinsiu jūs. Tiesiog negalėjau nenufilmuoti tokių gražių vaizdų. Čia šitą atkraipą, kur dabar einam, labai panašu kaip Marse tarsi būtum. Aš aišku Marse nebuvęs. bet man taip atrodo kažkodėl, kad Marse taip atrodo. Yra du pasirinkimai, kairė, dešinė. Dešinė šiek tiek pavojingiau. Labai arti yra kraštas, galima nuslysti. Būčiau vienas, tai no problem, bet čia dar kai 3 passengeriai, už visus negaliu atsakyti. Tai pasirinkom kairesnį kelią, lipti į kalną. Nobody's coming to hell. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. O dabar realiai aukščiausiam taške. Pažiūrėkit, kokį dabar vaizdas. Beliko užlipti va čia ir oficialiai bus aukščiausia vieta. Nu ką, draugai, grįžom atgal į Lietuvėlę. Tai prieš pradedant epizodą, kaip mes renkam tą ketvirtuką, norėčiau su jumis pasidalinti įdomią istoriją, kuri atsitiko iš karto, kaip mes grįžom. Pasiūlė Rodžiu man automobilį nupirkti už labai gerą kainą. Tokia, sakyčiau, net įtartina kaina už tokį automobilį. Range Roveris Evoque'as 12 metų. Kaip visada įvedu VIN kodą prieš perkant į Car Vertical. Ir kaip paruožiam klotą, 3 red flagai. Retas atvejis. Tai pirmasis dalykas, standartiškai mašina buvo sudaužta. Greitai apsižiūriu nuotraukas. 1, 2, 3. Viskas aišku. Einam toliau. Rida. Kažkokių stebuklingų būdų, visada kai mašinas atvažiuoja į Lietuvą, jų ridos mažėja. Matome prieš paskutinį išrašą, greičiausiai tikroji rida tokia ir buvo tuo metu 287 000, o po to atgamena ją į Lietuvą ir rida nukrenta ant 100 000. Kai kurie žmonės turbūt galvoja, kad mes gyvenam akmens amžiuje ir neįmanoma nustatyti ridos. Nu, tebūnie. Ir trečiasis didžiausias red flagas, dėl kurio tiesiog ir nepirkau tos mašinos, nes nežinau, kur jie tokia dėt, tai yra apribojimai, o konkrečiau uždėtas areštas Lietuvoje. Ir persirašyti automobilį savo vardu nepavyktų. Tai kad tikrinkit savo žiūrimus automobilius prieš perkant būtinai ir pasinaudoję mano nuolaidos kodu ARMEN, gausite ne tik 20% nuolaidą, bet to pačiu paremsit ir mano kanalą. Jeigu patinka mano kontentas, ką mes veikiam aplamai, tai būčiau tikrai jums dėkingas. Beje, praeitas epizodas kosmiškai užėjo. Šiai dienai turim 35 000 peržiūrų. Čia yra pirmas video, kuris pagaliau paėjo. Tai kad hebra, ačiū jums visiems, ir heiteriam, ir fanam. Žodžiu, visiems esu Max dėkingas. Palaikom ritmą ir važiuojam toliau. Kaip gyvena geriausias YouTube meistras? Ašikienai. Dar geriau gyvens. Labas. Tuoj sekundėlę. Kol Andrius ten su klientu bendrauja, sužiūrim greitai, ką mes čia turim. Atvažiavo priekinės stoikės, šitos šoninės, kur yra. Jos buvo pažeistos nuo airbago sprogimo. Pakankamai pigiai jos kainavo. Grubiai po 8 eurus dasimetant prie bendros sumos. Čia dar buvo skola iš praeito karto. Mitsubishi, nežiūrėkit, ne mano kolegos, tai šito nepliusuojam, o Distroniko dangtelį irgi turim.
Ir dar buvo likutis skolos, aš praeito kartu ten nedamokėjau. Tai visą šitą sumą pripliusuojam prie bendros sumos. Ir atvažiavo dar štai toks dalykas. Pirkau iš Aliko, tiksliai nepamenu susiuntimų, kažkas ten apie 5 eurų gal, 5. Tai yra džostiko svirtelė tokia. Čia plėvelė dabar, reikia nulupti. Šiaip visai gražiai atrodo, man patinka. Start stopo mygtukas kristalinis, garso valdymo mygtukas ir multimedijos tas suktukas, žodžiu, komplektukas toksai. Grubiai 5 eurus susiuntimų. Štai ir jisai, visi prašo tavo numerį, niekam neduoda. Nu, ką tu čia turėjai? Čia yra tavo pesto padažiukas iš Italijos. O. Duosi žmonai, jinai tau pasakys ačiū. Pabandom. Pabandom. Ką, nešam tada viską? Žiūrėk, nematei šito dalyko. Opa. Mes tokia ardėm nulūpam, gaunasi viršutinį dalį, čia dabar kažkaip kitaip keičiasi. Reikės parodyti žmonėm, kaip keičiasi ir paaiškinti, kodėl reikia akumą atjunginėti prieš dedant. Jo, dabar jau čia jau matau, kad jau pilnai jau reikės išjunginėti visą tą konsolę. Taip. Nu ir va, šitas. Aha. Mygtukas yra. Eina savo. Matei, reikės perklijuoti šitą. Mes čia niekada nelietėm, žinai, kad paskui galvojau, kad tašinės normaliai veiktų. Siko, nebus, kad šitas tiesiog montuotas jau užsiklijuoti. Tai va, aš galvoju, kad taip ir bus, nes šitą dalį man kaip ir jau ten padarė. O šitos dalies, man atrodo, mes nedavėm. Nes... Suktuką. Jo, mes davėm va šitą dalį suktuką. Jo. O va šito mes nedavėm, nes mes ją niekada neišykinėdavom. Nes situacija yra tokia, kad, tarkim, originaliai, tai čia dar eina toks šitas, kur piršto šitas katulėje čia sirna. Sensorius yra? O tai šitas veiks? Tai vat, labai tikus. Visi matė, kaip tu dirbi, bet nematė, kaip Valero dar dirba. Dar žiauresnis meistras. Ką čia pasikeitė garažai, jau X5 nėra? Ar kas ten X5 buvo, man atrodo? Volvo stovi. Dabar va priekį greitai prisitempau ir viskas, ir pradėsim tada savo mašiniuką. Per kiek laiko, manai, susirinks? Tavo? Aha. Šiaip faktas tas, kad per tą kitą savaitę aš manau, kad padarysim. Per kitą savaitę, jau galiu planuotis dar kitą pasidažytą. Jo. Nes realiai ten man kokiam galiniui sportui apie 3 dienų reikia. Ir priekis dienas. Kad viską ten išplauti lipdukus, surinkti, viską suvesti. 2 hours later. Mačiau praeitą kartą žmonės klausė, kur dažau suportus ir visą kitą. Tai matote kontaktą žmogaus, kas tom užsiema profesionaliai savo ekrane. Skambinkit, galit sakyti, kad nuo manęs, gal šilčiau priims, nežinau. Hebra ten tikrai gerai padaro, užsiema daugeliais dalykais, ne tik suportų dažymas, smėliavimas, visokių kitų dalių dažymas, ratlankių lyginimas. Šiam kartui sumokėjau 250 eurų. Dadedam prie bendros sumos. Kam atrodo, kad čia yra per brangų suportų dažymom, tai pasakysiu, kad čia konkrečiai mano atveju yra tokia kaina, nes šitie dažai jie patys iš savęs yra brangus. Čia ne tie paprasti geltoni, o tie tokie ryškus, kur naktį vos nešviečia. Tai dėl to ir tokia kaina. O kam domina paprastų suportų klasikinis dažymas, raudona arba mėlyna spalva, tai ta kaina plaukia kažkas apie 100–200 eurų. Priklausomai nuo to, ar reikia valyti suportą, ar apsitabalavęs, ar švarus, žodžiu, yra tų niuansų. Tai tiesiog pasiskambinat to numeriu, kur aš jums daviau ir tarėtės, ko jums jau konkrečiai reikia. O šiuo metu aš dabar važiuoju pas Andrių, išsipakoti savo suportus, pasižiūrėti, kaip jie atrodo, nes vis dar jie supakuoti ir dar net nespėjau pažiūrėti normaliai. Atvažiavom. Žiūrėkit, ką yra geriausiai pasaulio kėbulistai. Tada, nesitikėjot, Andrius pas mus gurmanas. Kaip man dabar čia vieną ranką paimti ir suportus, ir save dar nufilmuoti. Operatoriau, trūksta tavęs. Kur tu esi, kai labiausiai reikia? Nu kažkaip taip, bandom nešti. O,
Padėk, Valera, kaip tik pafilmuos. Nu, davai, pažiūrim. Ai, o užrašų nedarė, ne? Ne, užrašų nedarė, reikės pačiam priklijuoti ir palakoti ant viršaus. O čia grinai ta spalva, kur jau sport. Labai sunkus. Šiaip šitas yra dažymas, ne visi nori apsiimti tokiais dalykais. Žinai, kas faina, tu naktį važiuoji ir biški, jeigu yra šviesos, tau supartai šviečia iš po ratų. Iškart kitas vaizdas yra. O ką su stūmokliais reikės naujų, ar tas pačias tikrai nusidėt? Ne, stūmokliai tai labai gražus. Juos išvalyti, sutepti visi ir sudėti. Ten tik, kad gumytės reikės naujas sudėti, remkomplektą. Esminis dalykas yra, kad būtent šitose vietose, kad smiliuoja, kad čia neužlažyta. Nes ne vieną esam suportą gavę, kai reikėdavo sėdėti ir va šitas vietas valyti. Kad gumytės darė. Užėjtų ir nebūtų nei paspaudimų, nei nieko. Turbūt dažniausias komentaras, o kada Alpina? Sunku pasakyti, kadangi čia yra pakankamai nestandartinė mašina ir dalis jai randamos, sakyčiau, sudėtingai. Ir kadangi buvau ilgą laiką apleidęs jau šitą automobilį, kažkaip dingo tas visas vaibas jo rinkimo. Bet žinau, kad reikia priversti save eiti toliau ir daryti ir dabaigti šitą projektą ir pasimiršti visą šitą istoriją. Šiai dienai iš darbų reiktų pasitvarkyti saloną, persiūt vairą, reiktų gero tikrai cheminio, pasikeisti reiktų padangas, nes nuo senumo jau visas sutrūkinėjusios, apklijuoti Alpina juostas, trūksta porą klipsų uždėti moldingui, po kapoto porą daviklių trūksta, langų apipurškėjęs vieno nėra, nu žodžiu, tokie visokie niuansėliai, ženkliukus priklijuoti, priekį, gale. Tai tikiuosi pabaigęs ketvirtuko projektą, prieisiu jau pagaliau ir prie Alpinos. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Nu ką jūs? Spėjot jau paspausti laiką? Nes turiu dar vieną maikę, limituotą versiją. Norėčiau padovanoti kažkuriam iš jūsų. Jums reikia pataginti mane Instagrame ir parašyti komentaruose po šito video, kad pataginot. Ir kaip visada, pats asmeniškai pažiūrėsiu, patikrinsiu, prakatroliuosiu ir išrinksiu. O dabar važiuojam atsiimti vairo, padarėm šiokį tokį tuningą, žodžiu, paprašiau parodyti, negu paaiškinti. Kaip matot, vairas pakeitė formą. Čia šitie išgubimai atsirado iš apačioj, šitie biški viršui pakeitė formą. Šitas visas reikalas apsisiūs ir bendram fone tikrai atrodys labai gražiai. Aišku, šitą vairą po to pardavinėsiu, anksčiau ar vėliau, dėl vienos priežasties, kad faceliftai turi kitą vairą. Aš šiam kartui tiesiog nesugebėjau niekur rasti facelifto vairo, jų apačia yra visiškai kitokia. Šone va įdedu nuotrauką, kad suprastumėt skirtumą. Šitą vairą galima bus už brangiau parduoti. Nu ir svarbiausia, kaina. Visas šitas reikalas kainavo 102 eurų. Dametam prie bendros sumos. Meanwhile, nes jeigu mėlyną siūlę padarysim, gali irgi jau per daug būti, žinai? Nu, bus daugiau mėlyną. Arčiau geltonas gali nesižiūrėti. Tai padarom tada juodus siūlės aplinkui. Čia paliekam šitą kaip yra. Ir čia su to lazeriu išpjaustyta, kad būtų irgi geltona. Ir dabar klausimas dėl tos perforacijos iki kur, nuo kur pradėti, kur baigti, žinai. Galvojau, kad gal tokį dalį tik padaryti, žinai. Šonus tikiu, čia kažkaip įmanoma. Ar taip jau reikės tada visą apačią daryti čia? Ne, tai pasidarys šonai. Nu, aš skirimus padarysiu. Jo, padarysi, jo. Galvoti reikia, kurioje vietoje daryti. Nu, tai ten jau pagal save tada žiūrėk, kur protingiau, gražiau žiūrėsi tą išskirimą padaryti. Nu, daug pašakės pažiūrėti, kad vienodai kažką. Tai arbagą palieku tada. Nu, tai po to. Jo, gerai. Iki. 2 hours later. Labą dieną. O, koks geras vaizdas. Pagaliau normalios mašinas ant stendų. Kaip tau? Ačiū. O Valera yra? Yra, tenai. Valera pirikur. Nu. O ką jūs galvojat? Duosiu pirmenybę tau rinktis.
Radio išjungėjas važiavo. Tai kaip čia dabar, tu nuo galo pradėsi ar priekį pirmas surinksi? Jaučiu, davai gal priekį sudedam. Nes priekį vis tiek greičiau. Jo, vienas dalykas, aš jau dabar taip pasibėbinsiu, detalę susinešim, sukomplektuojam priekį, jeigu minimaliai reikės patemsim, padarom priekį, plus dar matysim, ar nieko netrūksta, turėsim laiko užsakymui padaryti rytoj iki pietų. Ir tada jau šausim ant galą tada. Kas čia yra? Čia gaunasi dabar gnybtai paprastai mašinai, kurie turi tvirtinimą būtent tokį kaip liežuvėlį, o BMS turi vietoj dankrato ten tokius kvadratukus išimti. Jo, ten apačioje tipo jo, slengti. Jo, tai kvadratukus tada pasitengsim nesulaužyti, kad liktų originalus. Jeigu lūžtai, nelūžtai, valio, pataupysim. Persuksim tai. Andrius keli man reitingus kanale. Jo, 34 000 peržiūrų praeitas video. Čia daugiausia gal ne? Čia daugiausiai per tokį trumpą laiką jo. Ir aplamai. Palauk, tai pamatysi, kas pasparna bus. Na. Aš manau, greitai metu bus numeris 1 kanalas YouTube. Tai, žiūrėk, tu gal pas mane dažnai gal atvažiuosi. Sakysi, Andriu, galiu čia pafilmuoti ten. Tavai pradėsim pinigų kelt, žiūrėk, Lambą vešim turkį. Ferrari, kai yra. Gaunasi, matai, va, kai nepatogu, vieną pusę pirmą atkabini, tada įstatai kažką tai, nes kitaip užsifiksuoja ir paskui kitą, ir va, 10 eurų staupyta. Reikia parodyti, ką Valera renka. E30. Koks čia motoras pas jį? 2.5? Alio. Alio, labas. Labas, jo, kitą savaitę pas tave į dažymą galim papult. Daug ten, kad turi kažką. Tuoj pasakysiu, galinis bamperis, galinis kairės pusės sparnas, priekis kapotas, abu sparnai ir priekis bamperis. Tik tai pusę mašinas gaunas kažkas tokio. Nu, mažiau. Vis dėlto 4 durys. Kaip kažkaip įmanoma. O tu kai kurią pusę savaitės į galą ar į priekį labiau? Į viduris galas labiau, taip. Tai gerai, kažkaip tu rašau, žinau, tai viskas, tada kas nuo kapoto, žinai, ten faras išimkit, nes jos maišys dažyti, žinai, jeigu ant sparnų yra atmintie. Karoči, mes tada surinksim, padarysim kebulinius, viską ir paskui tada išrinkimą prieš dažymą tada irgi padarysim. Karoči, mes tau paruošim jo, kad tau tiesiog dažyti. Gerai, matau, supranta žmogus, kad šneka, tai... Jo. Nu, gerai, gerai. Davai. Nes išrinkimas prieš dažymą čia yra atskira parapija, žinai. Kebulinį viskas pasidaro, o po to išrinkimas prieš dažymą, jau tada jau, nu, ten biškelį kitaip viską reikia, jeigu tarkim normaliai.
Dirbam, nestojam. O, byra kažkas. Plastikai. Buvę plastikai. Visi, vietai. O taip paprastai viską išlyginai? Tai aišku. Ne, nu tai čia ir pačiam galima buvo tada, ne? Supranti, svarbiausia žinot, kur bando. Jo. Čia, žinai, esminis dalykas yra. Iššokęs buvo. Reikia statyti jį. Viskas vietai. Vokietijai tvarkė mašiną. A čia samarės susisuko, jo? Jo. Čia kaip formą darė, tipolė, kad neblogai atrodytų. Centravimas čia yra? Jo. Važiuoju, valytoje pasirgi ir taip. Protingai sugalvota. A čia, tipo, žinai, kaištį, kokį nors statai, ir pagal kaištį, tipolė, Aš centruoju. pas mane kaip akis lazerinės, tai iš karto išsicentruoju. Tu kai atmintinai viską žinai, tačiau pas tave 1-2 viskas, ne? Yra, kur irgi kaip ir žmogus supranta, bet jis toks taip atneša, lėtai, primatoja ir pagalvoja, ar čia taip buvo, ar čia atvirkščiai reikia uždėti, ar čia sumaišė kairę su dešinė. Tokia, žinai, tu paėmė ir iškart jau dar ne prie mašinos, jau žinai, kur stovi ir varžtai, kurie buvo. O ten labai daug laiko užima gal tų varžtų išdėstymas, tai jeigu susimaišo visi, žinai. Čia būna kartais savo marsą išrinku, o po to, kai surink, pamirštų, kuris varžtas kur buvo, žinai. Taip greitai dirbi, kad žmonės pagalvos, čia pagreitintas video. Žiūrėkit, čia yra 14 galvutė. Jeigu šis epizodas surinks bent jau 100 laikų, kitam epizode parodysiu 15.
žinai, dar sakai, kodėl nesusuktuko. Nes dabar va suku varštutį ir jau galvoju priekį, ką paliaudėsiu. Automatiškai turi laiko pamatyti. Dar mastai, žinai, kas. Tak, reikia 2 pistonis dar čia įstatyti. Kaip užmirtom akim dedasi. Ką šitą plasmasį laiko? Laidus. Laidus? Nu, jeigu dar veiks, tai iš vis pasaka bus. Žinai, kaip būna su tom pigiom dalim. Įtartinai kažkaip man vietoj 207 sumokėt. Nu, ne, taip pat kaip ir žibintą nupirkai. Bet žibintą tai pardavinėja moteris, o čia pirikupas. Tai toks ir skirtum. Veiks gal. Nu, neveiks pakeisim, nu, ką padarysi. Opa. Čia, jeigu pažiūrėsi, matos turbūt. Nu jo, matau. Matot, kokią akį turi Andrius. Aš tai iš pradžių net nebuvau matęs, kad čia yra dabūta. Jeigu pažiūrėjus, va čia jinai. Net su pirštu jaučiasi. Tai sparnas, tai aliuminis. Viskas? Čia. Dabar tai liko pačia va dabūti, jeigu žinai, pažiūrėsi. Tai va, galiukus uždėstas. Aha. Vos matas. O čia galit pažiūrėti, buvo duobė ir dabar jau nėra. O taip, va, ne? Ledova. Op. Knėdė specifinis BMW. Nu ką, priekis jau beveik surinktas. Ką čia realiai žibintai, pravodkė, bamperis, kapotas sparnas, viskas. Nu, dar sparniuką reikia palyginti šitoje vietoje. Įlinkimas yra, kurio turbūt nematai. Nu dabar, kaip pasakėjai, tai pamatau jau, mažiukas toks. Jo. Ir va. Pabėgęs biškį, jo. Tai va, reikės sparniuko nusitę, mes išlyginam, tipo, viskas tvarkoj. Ta vietą pašilėsim gražiai, dar palyginsim, kas sparniuką nedažyti.
priekis, kai tik viskas. Nu ką, tikiuosi epizodas jums patiko, kiekvienas gavote kažkokios naudingos savo informacijos. Ties čia galite paspausti laiką, kas dar to nepadarėte. Būčiau tikrai labai dėkingas, tas padeda kanalui augti. Kitam epizodė jau priekis bus surinktas ir persikelsim prie galo. Parodysiu jums kaip tikras savo srities profesionalas išdarinėja nerealius dalykus. O tiems, kas ieškote savo kažkokio varianto, tai kreipkitės, galim padėti, nupirkti pigiai, atsigabent, sutvarkyti nuo A iki Z, viskas absoliučiai. Visais šitais klausimais galim padėti. Kainos, sutartinės, viskas su jumis bus aptarta, kokybę patys toj pamatysit ir greitai, kokiais tempais viskas vyksta irgi. Tai susimatom iki kito karto. Čiau.